Gitenas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Sveiki, sveikinas iš tos pačios vietos kaip beveik prieš savaitę, be 2 dienų, nes šiandien yra sekmadienis, bet yra penktadienis, turiu laisvą dieną, tai pasidariau darbelius ir dabar yra 11:30 dienos. Na ir vis tiek kažkiek galėsiu šiandien pasikrapštyti, tai atvykau čia. Kaip matot, turime jau sniego kiek mažiau, jau pratirpo per tos šiltus orus. Tai einam, pasižiūrėsim, ką galima šiandien bus nuveikti. Kieme jau pagaliau matosi ir šulinys, ir visa kita, jau žolytė matosi. Na, jau galima net už namą normaliai nueiti. Tai va, galėsim ir eglutę nupuošti. Kovo vidury. Ir šiandien turiu tokį kaip ir tikslą mažą. Nusipirkau tokios specialios juostos stogo šiferių uždengti. Tai čia, jeigu kas pamena šitos cirkus su to stogu, kai aš čia griovau verandą, tai galvoju ant tų vietų tokią specialią juostą užmačiau. Tai galvoju ją užsidėti, nes kad nelašėtų man į vidų, kol čia tas stogas keisis, tai vis tiek bus dar kažkiek laiko užims visą tai. Toks vaizdas į laukus. Laukai jau taip pat baigia ištirpt. Gražu. Malūnai matosi. Tiltas naujas kažkur ten matosi dar. Kažkur pamečiau. O ten greitieji traukiniai kažkada važinės Rail Baltikos. Bus puikus vaizdas. Lysvės va atlaikė žiemą. Emos daiktai, kas buvo palikta, atlaikė žiemą. O čia turim paukštuką blemba, negyvą. Reiks eit laido čia koksai, su kokiom spalvom dar, kaip papūga. O šiaip tai yra tikslas, kaip ir žvyro mašiną užsisakyti, bet čia kol tas įšalas išeis, tai be šansų dabar kažką užsisakinėti, nes aš pernai panašių laikų taip pat su savo mašina čia klimpau. Va, galiu parodyti. Realiai patys suprant, čia tokia. O, ta žemė minkšta. Tai čia nelabai ką ir privažiuosi su sunkia svorė. Tai palaukti reikės, kol pradžiūs ta žemė ir tada einam, pasižiūrėsim tradiciškai, kiek šilumos turim namie. Jaučias biški vėsiau negu lauke. Ir mes turime 12, tai realiai panašiai. Jo, nieks nesugriuoja, viskas vietose. Ok. Jeigu spėsim, dar ir šiandien kažkiek maišų pakrausim. Aptvarkysim čia šitą jovalą. Nu, žodžiu, smagu, oras jau geras, jau galima bus dažniau atvažiuoti. Ir kavytę užsipyliau, bet labai dar karšta. Tai, lydos net šitas. Tai per tą laiką einam, parodysiu, ką nusipirkau. Apžvalgėlė, kągi mes šiandien nusipirkome. Tai aišku, krūva bulvinių maišų, čia 20 kažkiek, praeitą kartą tik 11 turėjau, tai sueis, gal dar kaime čia rasiu. Makroflexo. Į tarpus purkšim, kad nebėgtų vanduo. Ir žodžiu, šitą tai jau buvau aš užsisakęs pernai metais, kai čia pradėjau tą stogą ardyti, bet atėjo netikėtai žiema ir prabuvo sniego realiai iki praeitos savaitės, tai bandysiu. Tokie čia yra dalykai, kad jie vyniojasi ir užsikliuoja ant pačio šiferio. Tokia danga. Čia neatsimenu, ar iš Ebėjaus, ar iš AliExpress, iš kažkurio užsisakiau. Pamačiau, kad ten kiti tai iš visą stogą apsikliuoja tokiais. Bet kadangi man reikia iki tol, kol čia tą stogą kažkada keisim, kažkaip sumažint tą perteklių vandens į vidų, tai sukavos iš padėties kažkokiom nesąmonėm vis gal kažkiek padės. Tai nieko nelaukiam, einam
skleidžiam kopėčias ir bandom klijuot. Ant greičio iššaunam kavuko, kurį pasidarėm, va su muštinuką, su šlapenka, pomidoriuką. Kaime viskas skanu yra. Gamtoj. Ir dar prieš tai galvoju užlipti ant stogo pasižiūrėti. Gal kažkas matas iš tų tarpų, va toj pusėj tenai. Na štai aš jau ant stogo. Kašikai va. Realiai gan atrodo tvarkingas tas stogas. Kaminas gražiai atrodo palyginus. Aišku, tų tarpų visokių yra. Nėra ką norėt. Bet aš kalbu va apie tą pusę. Tai pirmiausia, aš užsidengsiu tą plėvelį iš išorės, bandysiu ir tada va tos tarpus kažkaip reikės mažint, kad ten kuo mažiau vandens patektų. O šiaip tai čia, ne spaliai tie vadinami, čia toks kaip šis smėlis, kvarcinis smėlis panašu. Tai va, toks stogas. Nežinau, įvertinkit, pasakykit, kas čia. O, skardas dar kažkokios yra. Tai va. Stogo tos perdangos, tai dar tokios nėra labai supūvusios, net nesupūvusios. Aišku, niekas čia nesuprantu. Galit pakomentuot, kas suprantat. Bet stogą reiks keist faktas. Tai va, žodžiu, einu, lipu atgal. Va, kaminas dar matos. Dar gan padorus tas kaminas turbūt. Striukės vienintelis dalykas, kas buvo ant stogo. Patikrinau, jokių lobių neradau. Tai žodžiu, lipu žemyn. Tai atrodo, kad aš čia nieko neuždengsiu. Čia jų dydis. Dydis, tai net nežinau. Nieko neuždengs man čia. Per nuotraukas, kaip visada, atrodo, kad bele koks, o čia realiai nieko. Čia tokių 10 reikėjo minimum. Bet ką darysi? Turiu 2, bent tuos 2 suklijuosim. Pažiūrėsim iš vis, ar apsimoka, kaip jie čia limpa. Tai va, bandom. Čia gal kažkiek ir atsikirpsiu, žiūrėsim, kiek jisai čia apima. Reikia visų pirma nenugriūt. Gal į 4 dalis, kaip nors. Dalinau va į 4 dalis iš juos. Gavas tik po tiek. Tai čia realiai žaidžiu. Nesąmonėm užsiemu. Uždėsiu ant tų pačių baisiausių vietų tiesiog. Pasižiūrėsiu, kas čia gaunasi. Ir tiek žinių. Realiai tikrai galvau, lakštai bus didesni ir bent daugiau. Tai va, čia toksai perėjimas. Tai bandom, kiek pasiekiau ant jo uždėt. Nors ir čia trūkė. Tenai dar. Žodžiu, ant tų lakštų uždėsiu ir žiūrėsim, kas čia gaunasi iš vis, ar klijuojasi čia. Ar tam stogui dar blogiau nepadarysiu. Su savo to svoriu. Tarkim, jeigu čia va klijuot pradedu, vėjas pučia. Man rodos, žinokit, nieko nesigaus. Šiaip kas keisčiausia, kad žinokit, tikrai ant to šiferio belia kaip gerai limpa jisai. Tikrai. Bet čia tokį absurdą aš darau, iš tikrųjų, turbūt. Kad jo, štai cirkas šitas. Žodžiu, čia nesąmonės darau grinas. Bet okei. Žodžiu, labiausiai man vanduo per šitą vietą bėgo, tai aš tas 3 likusius suvarysiu. O čia kažkaip, gal kažkas bus 2% geriau negu dabar. Tai žodžiu, einu toliau klijuot šitą absurdą.
Žodžiu, cirko pasirodymą baigiau. Kas realiai nustebino iš jų, tai kad jie žiauriai tikrai gerai limpa ant to šiferio realiai. Tai jeigu ten kažkokiam sandėliukui ar ten dar kažkam, tai tikrai galit bandyti naudoti. Ką aš įsivaizdau, tai kad gausiu tikrai daugiau tų lakštų, tai bent jau dvigubai galvau daugiau gausiu, tai čia kai išsikarpė, tai iš vis atrodo nieko. Tai aišku, pas mane ta problematiškiausia vieta buvo, tai ten labiausiai apsikliavau, nes ten kažkiek vandens leido, tai dar su makrofleksu apsipūsiu kažkiek tenai viduj, gal dar ant stogo užlipsiu, apsipūsiu ir šitą cirką užbaigsiu, žodžiu. Tai va, tai pasibaigiau vieną cirką lauke ir grįžau į kitą, tai kol yra vieną kitą dar valandėlę, tai reikia eiti pakasti dar to viso grūzo į maišus, tai nieko nelaukiam, kaip visada ir varom dirbti. Tai aišku, nepamirštam respiratoriaus, kaip visada, kad neprikvėpuotume tų dulkių bent biškį apsaugo. Ir ką, dedam pieštinės, įmam maišą ir kraunam. Gal pavyks šią savaitę visą tą šlamštą susidėti tos maišus bent jau. Būtų visai smagu. Ką, pradedam, ne? Apie valandėlę padirbėjau. Mėlynasis žydrasis kambarėlis jau iš šitos pusės kaip ir švaru. Sutkrovau kažkur 4 maišus. O čia vaizdelis toks. Irgi jau nedaug liko. Vėl aš su makiažu tai būsiu. Dabar reikia eiti pakvėpuoti grynu oru, nes biški bus blogai po to. O, čia kaip šilta. Pakvėpavom grynu oriuku. Varam dar gerą valandėlę pasidirbti. Šiandien užteks, nes vakare yra reikalų biški. Tai judam. O po to pasižiūrėsim, ką pavyko šiandien atlikti. Pradedam. Šitas žaliasis ir žydrasis kambariai aptvarkyti. Na štai vaizdas. Štai vaizdas iš žydrojo kambario ir iš žaliojo. Pečiaus nebėra ir dalykų iš pečiaus nebėra. Liko pagrindas. Nu, va, vienas išsigriovė, liko virtuvė. O virtuvėj turim štai tokį vaizdą. Tai šiandien jau 5 maišai sukrauti, tai jau 16 baltų maišų. Tai dar jau čia porą užkrausiu ir šiandien užteks. Tai va, tokios tokelės. Maišų belė kiek. Viską bandau dar parūšiuoti kažkiek, kiek įmanoma. Judam toliau. Ką, nieko nelaukiam. Judam prie virtuvės. Viskas šiandienai pakaks, visgi sakiau dar 2 maišiukus, bet kai pagauni kablį, tai suvariau visus 4, nes nefilmavau tiesiog, žinau, kad įdomiau žiūrėti, kaip viskas atrodo po, tai įvertinam šiandienos darbus. Tai štai, nežinau, bent jau man jau atrodo, kad pajudėjo ledai, ne? Power on. Žodžiu. Na ir kaip girdėjot, man išsikrovė mikrofonas, aš čia aišku aprodžiau padarytus darbus, kiek maišų prisikroviau, iš viso gavos 21 maišas, tai šiandien prikroviau 9 maišus ir aprodžiau kambarius, kas padaryta ir sakiau, kad susitiksim turbūt ryt, nes planuojame su šeima atvykti į kaimą. Na, čia sekantis kadras, rodžiau, koks gražus mano makiažas.
Ir taip pat turbūt sakiau, kad susitiksim neužilgo, o už kelių sekundžių. Štai ir kita diena. Tai turim šeštadienį, plius 16, geras oras. Ir pagaliau šiais metais pirmą kartą atvykom visa šeima į kaimą. Tai šiandien gal man darbeliai kiek sustos, nes yra princesė, kur pageidauja ir supinių, ir grebliukų, ir vežimėlių, ir dviratukų. Tai lakstau paskui ją. Dar bandysim šašlyką keptis. Vėjas šiaip didelis, bet gal pavyks. Tai einam žiūrėt, kažką bandysim darytis. Nu va, supinės pakabintas, princesė jau supasi. Gerai? Smagu? Smagu kaimą grįžt po tiek daug laiko. Einam pasižiūrėti namą? Pamatysi, kaip pasikeitęs namas viduj. Nori? Einam. Nu, Ema, pasikeitęs vaizdas viduj namo. Nu tai nebėra čia pečiaus. Čia žiūrėk irgi eik. Kiaurai sienas gali praeit. Čia dvi atrodo durys. Daug durų dabar atrodo, ne? Aha. O šita dar vis gliauda. Aha. O šita buvo seniau tualetas. Čia seniau tualetas buvo, jo. Tai va, Ema, einam iš šitų. Iš čia labai daug plytų. Jo, čia rūšiuoja tėtis. Dar radai sniego kažkiek? Taip. Ką čia? Padariau tokį pilių. Pilį darai? Taip. Sniego, ne, kol dar lašas sniego yra. Eglutę galėsi su mama eit nusipuošti. Nes jau kovo vidurys, jau pavasaris. Taip. Nu, o čia šašlikiuką bandysiu kepti, žiūrėsim čia. Turėtų pavykti. Va šitą vietą yra noras susitvarkyti. Yra dar va šitą vietą, atsimenat, kai grioviau čia tokia buvo, kaip pasakyt, sandėliukas, nu, žodžiu, matėt. Tai va dabar tikslas šitą ištarabanint ir čia susitvarkyti ir laikinai, aš kokiu, nežinau, palėčių pasidaryti tokį terasėlę. Susitvarkyti čia bus pavėsis vasarą pakimarint kol. Nes vis tiek namą tvarkysim ilgai, tai čia va bus tokia vietelė pakimarint. Aišku, dar tą namuką reikės išlyginti, nes jisai va klimsta, reikės pasikelt, pasikišt kažkokius balkius, kažką galvoti. Tai darbų yra. O kita princesė miega dabar. Žodžiu, visiems smagu. Tėtis pernai nespėjo sugriebti viską iki galo, apsnigo mane. Tai va Ema bando gelbėti situaciją. Ema? Smagu po tiek laiko kaime, ne? Šašlykas kepa. O man tiesiog sunku nieko nedaryti, kažkaip įpratęs čia atvažiuoti ir realiai dirbti. Tai dabar galvoju, ką čia pasidaryti, kas kaip. Tai va galvoju, tą medį reiks verst, nes realiai tenai drėgmė nuo jo. Kas čia dar? Ten dar yra negyvas medis, ten negyvas medis yra. Tai gal, jeigu spėsiu, dar šiemet kelis medžius nusipjaut pavyks. Tai va tokius dalykėlius galvoju, kol šašlus kepu. Labas rytas. Iš vakar video daugiau nebebuvo. Nu tai ką, mes ten realiai pavalgėm, dar pabuvom truputėlį. Kaip sakant, leido atsipalaiduoti savo labiau, prie darbų nebuvo prieita. Tai turim sekmadienį 8 ryto ir judu į kaimuką, tai bandysim pasibaigti pradėtus darbus ties plytų griovimu, tai turėtų pavykti šiandien dasimušti ir tiek, susitiksim turbūt kaime, ne? Iššokau iš šaltus rūbus, tai smagu. Einam darbuotis. Lauke tai dar taip rytas dar nėra šilta, anksti atvažiavom šiandien, bet tuoj sušilsim. Standartiškai imam kaukytę,
dedamės. Kažkiek tikėkimės, kad jį mus apsaugo nuo tų brūdų. Kai visada praslysta pro ausį. Dedam pirštinės. Nors vis tiek rankos bus juodos ir einam dirbti. Mums šiandien darbelio liko realiai turbūt nedaug. Va šitą damušti. Tai nieko nelaukiam, kaip visada sakau, ir pradedam. Nors dar prieš tai galim pažaisti žaidimą atspėk, kiek maišų grūzo čia bus. Tai, aš spėju kokie 7-8. 7-8, tai spėkite ir jūs. Ką standartiškai įmam maišą. Pasidedame jį ir pradedame krauti. Tai turime pirmą maišą. Ramba sveria, aš kai tampytis negaliu. Turiu nugaros problemų su šitą vietą, tai reiks kažkada pagalbos prašyti, kai čia reiks juos ištempti. Tai ką, dirbam toliau. Atėjo į rožinio kambariuko eilė. Grįžom ir vėl į virtuvę. Ir krauname toliau. Nesakysiu kelintas maišas, nes dabargi žaidžiam žaidimą. Atspėk, kiek čia gausis maišų. Turėsim vėl nusiardyti po biškį. Čia tų plytų neblogų yra. Čia jau turbūt nebe šamotinis, jau paprastos plytos dedas. Ant pagrindo, ant tokių plytų pagrindas buvo padarytas, tai realiai aš jas jau galiu šitas nekokias šamotinės nešu iš karto į lauką. Prie namą susidėsiu, po to susitvarkysiu. Svarbu atlaisvinti šitą vietą. Lauką išsinešiau šitas plytas. Šitas padoresnis, dar tokios, bet jos nešamotinės. O viduj vaizdą turime va štai tokį. Liko sukrauti į kažkiek maišų ir bus viskas gal. Buvo padirbėta iš peties. Ir kągi mes čia turim. Babam. Gal atsuksiu kamerą, geriau matysis. Na ir štai taip atrodo vaizdas, nebėra plytos. Bet yra daug maišų. Krūvos atrūšiuotų plytų metalai. Taip, žinot, kiek gavosi čia tų maišų, tai gavosi 6. Tai aš irgi neatspėjau, ant vieno prasimušiau, kaip spėjote jūs. Tai va, prikaupiau šitų koklinių plytų išorinių. Nežinau, jeigu su jom įmanoma kažką daryti, rašykit, gal kažkam reikia. Prikaupiau krūvas visko, maišų. Bendrai reikia suskaičiuoti, kiek čia gavos man jų. Gavosi 26 va šitie maišai. Visokio grūzo iš šitų. Tai va, tai labai smagu. Didelis darbas beveik padarytas. Dabar bus didelis darbas viską kažkur padėti. Tai va, tokie vaizdai. Na ir žinoma, kaipgi aš be metaliukų rinkau, čia va visokius metaliukus rūšiavau.
čia, va čia, čia. O ko nerušiuoti, ne? Po to prisiduosi kokio ar cemento nusipirkti į sodybą ar dar kažko. O kogi ne? Tai va. Tai tą smagią gaidelę turbūt šitas video yra įsigalą. Padarbėjau aš šiek tiek 3,5 valandėlę šiandien yra reikalų, tai dėl to aš anksčiau atvažiavau. Užsibaig darbus būtinai reikėjo. Ai, dar žinot, ką prisiminiau? Prisiminiau, kad jūsų netoli 5000 sekėjų yra. Tai kas dar nesekat, jeigu patinka mano kūriamas turinys, tai pasiekit. Ačiū jums. Galbūt su kitų video jau turėsim ir 5000 sekėjų, tai kosmosas. Tai žodžiu ką, darbus pasidariau. Palinkėsiu turbūt visiems gero ateinančio pirmadienio. Nesusirkit, neperšalkit. Orai tokie, žinot, išsiplikinat. Žodžiu, ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad palaikot. Gero visiems artėjančio pirmadienio. Čiau.